Sveiki, esu Raminta Bogušienė, sveikatai palankaus maisto technologė. Šiandien pakalbėsime apie vytintas, rūkytas dešreles, kaip jas išsirinkti iš lentynų prekybos centruose ir sugriausime mitą, kad rinktis reikia pagal kainą, kuri yra aukščiausia kaina, tos kokybė yra pati aukščiausia, tai nieko panašaus. Ir dešrelių kategorija, kurias apžvelgsime dabar, tai yra 6 rūšis ir visos yra vytintos išskyrus vienas, kurios yra karšto rūkymo ir antros rūšies. Pirmiausia, į ką reikia atsižvelgti renkantis vytintas dešreles, tai kad jos tikrai išsirinktume vytintas, o nesumaišytume su karšto rūkymo. Nes vytintos yra sveikatai palankesnės negu rūkytos, vien dėl to, kad vytintos yra vadinamos tos, kurios yra džiovinimo metu subrandinamos, ir gali būti trumpai taikomas ir rūkymas, tačiau labai trumpas tas procesas ir iki 35 laipsnių temperatūroje gali būti tik tai rūkoma. Kitas svarbus yra faktorius tai, kad jos būtų aukščiausios rūšies, nes jeigu yra antros rūšies, tarkim, karšto rūkymo dešrelės, jose mes galime rasti ne tik tai mėsos, bet ir bulvių krakmolo, taip pat galime rasti ir mėsos baltymus pakeičiančių augalinės kilmės baltymų, tai tarkim sojos baltymų izoliato. Taigi, atmetame tas dešreles, kurios yra karšto rūkymo ir kuriuose yra, pavyzdžiui, riebalų, tarkim, šiuose sudaro netgi pusę produkto, tai yra iš 100 gramų yra 50 gramų, sudaro vien tik tai riebalai. Jau nekalbu apie tai, kad druskos taip pat yra nemažas kiekis, 3,3 gramo ir cukrų kiekis 1,5 gramo, kad valgai sūrų produktą, bet dar cukraus gauni pakankamai didelį kiekį. Tai atmetame šias dešreles, kurios nėra pačios sveikatai palankiausios ir grįžtame prie kainų palyginimo. Tai kainų palyginimas būtų toksai. Šios dešrelės kainuoja 21 eurą už kilogramą, šios dešrelės kainuoja 13 eurų už kilogramą, šios dešrelės kalakutienos 23 eurai už kilogramą, šios 24 eurai ir paskutinės jų kaina yra 13,9 eurų. Tai yra pačios pigiausios dešrelės atitinka aukščiausią kokybę. Kodėl? Tai dabar išsiaiškinsime, kodėl šių dešrelių kokybė yra pati geriausia. Visos dešrelės, kurios yra štai čia, yra sudarytos iš pirmų sudedamųjų dalių, tai yra sudaro mėsa, kiauliena arba kiaulienos lašiniai. Kalakutienos dešrelės sudaro kalakutienos 87% ir toliau eina kiaulienos lašiniai. Atrodytų, kad kalakutienos dešrelės turėtų būti liesiausios, tačiau nieko panašaus. Riebumas yra identiškas kokybiškiausioms dešrelėms, kurios yra iš kiaulienos. Taigi, kitas svarbus yra faktorius, kad šiose dešrelėse nurodytas ženklas sveikas pasirinkimas healthy choice. Tai yra iš tikrųjų vartotojų klaidinimas ir tikrai netikslingas vartotojų viliojimas, nes pažvelgus į maistingumo deklaraciją, ką mes pamatome. Druskos yra 3,9 gramo 100 gramų. Tai yra visa, jeigu vaikas suvalgytų šias kalakutienos dešreles, tarkim 100 gramų, šioje pakuotėje yra 70 gramų, suvalgęs gautų, pavyzdžiui, iki 10 metų vaikas jau visą druskos kiekio normą, kuri rekomenduojama per parą. Valgai sūriai ir cukraus gauni dar 2 gramus 100 gramų. Tai nėra tinkamas pasirinkimas dar ir dėl to, kad įeina ir konservantas E250, tai yra natrio nitritas, kuris žmogaus organizme virsta į kancerogeninius, genotoksiškus nitrozo junginius. Taigi, toksai sveikas pasirinkimas tikrai nėra sveikintinas ir rekomenduotinas ir dar kaina yra pakankamai dvigubai didesnė negu to pasirinkimo, kurį mes įsirinkome. Tačiau, galbūt vaikam pirkime kodėlčiuko vytintas dešreles, kurios tikrai vilioja daugelį tėvelių nupirkti vaikams dėl vaikiškų piešinukų. Tačiau druskos čia mes sutinkame apskritai
netgi virš 10 metų vaikui ar suaugusiam žmogui visą dienos rekomenduojama norma. Tai yra suvalgius tokių vytintų dešrelių, vaikas ar suaugęs žmogus gauna 100 gramų suvalgęs visą dienos normą, tai yra 5 gramus. 5 gramus. Riebalų yra 41 gramas iš 100 gramų, tai faktiškai 50% šio produkto sudaro tiesiog riebalai. Kitas svarbus yra faktorius, kad šių dešrelių kaina taip pat pakankamai yra didelė, todėl taip pat atmetame šias dešreles. Kitos dešrelės mus pasitinka su tokiais viliojimais, tai yra 3 skonių dešrelės su spanguolėmis, saulėje džiovintais pomidorais arba klasikinės. Tačiau, pažvelgus į sudėtį, mes matome, kad druskos yra taip pat didelis kiekis, tai yra 3,6 gramo, bet cukrus ne visas blogis, druskos kiekis nėra tas blogis visas, o keisčiausia tai, kad cukraus netgi yra 5 gramai 100 gramų, kas apskritai rekomenduotina daugelyje produktų, kurie yra saldaus skonio. Cukraus kiekis, kad būtų iki 5 gramų 100 gramų, tai tokį produktą galima įvardinti sveikatai palankesnį. Bet valgant vytintas dešreles tikrai negalvojame, kad gauname cukraus didelį kiekį pridėtinio cukraus. Kitas svarbus faktorius, kad taip pat šiose dešrelėse yra E250 ir kitos sudedamosios dalys. Kaina netitinka kokybės ir sveikatai palankumo santykio. Taigi lieka šios 2 dešrelės. Abidvi šios dešrelės galima būtų įvardinti kaip tinkamiausias pasirinkimas, tačiau vienos kainuoja, jeigu neklystų, virš 20 eurų, o kitos 13 eurų. Ką tai reiškia? Kuo jos skiriasi? Vienoje nėra natrio nitrito, kitose yra natrio nitritas, tačiau druskos yra 2 gramai, o šiose yra druskos 3,8 gramų. Tačiau pagal sudedamųjų dalių sąrašą tikrai rinkčiausi šitas ir pagal kainos ir kokybės santyki, vien dėl to, kad čia kainuoja faktiškai 2 pigiau negu šios dešrelės, o pagrindinės sudedamosios dalys yra lygiai tos pačios, tai yra kiauliena ir kiaulienos lašiniai. Daugelis žmonių klausia, o tai iš tikrųjų, ar dešrelėse yra mėsos? Tai yra pagrindinis klausimas, kadangi esu dirbus mėsos pramonėje, tai galiu atsakyti, kad tikrai yra mėsos, bet reikėtų suprasti, kad ta mėsa nėra kiaulienos išpjova, nugarinė, sprandinė, gabalinės mėsos dalys. Tai tiesiog po išpjaustimo lieka tam tikros kotletinės, tai yra kotletinė mėsa, kurios riebumas gali būti arba 70-30 arba 80-20. Ir tai negali sakyti, kad ta mėsa nėra kokybiška, bet reikia suprasti, kad jinai nėra ta iš gabalinės mėsos dalių ir jos tai yra tiesiog nuopjovos likusios po išpjaustimo į gabalinės mėsos gabalus. Tai iš esmės, jeigu jie yra abidvi dešrelės aukščiausios rūšies, vytintos, reikėtų atsižvelgti į kainą, į druskos kiekį, cukraus kiekį, koksai yra. Ir šiose dešrelėse cukraus kiekis yra 0,6, čia yra 0,7. Visas cukrus, jeigu matote sudėtyje gliukozė, dekstrozė, gliukozės sirupas, cukrus, tai yra pridėtinis cukrus. Ir visuose šitose dešrelėse buvo pridėtinio cukraus, tačiau šiose buvo tikrai nedidelis jo kiekis, tik tai dėl tam tikrų technologinių sprendimų, ta prasme, kad išlaikyti spalvą ir kaip konservuojantį dalinai efektą turintis produktas įdėta. Taigi, rinkdamiesi dešreles, nesirinkite pagal kainą, negalvokite, kad ta dešrelė, kuri kainuoja daugiausiai, yra pati kokybiškiausia. Ir valgykite jas tikrai ne kasdien, tai yra ne kasdieninis produktas, bet jeigu jau renkatės, tai išsirinkite kokybiškiausią ir neleiskite, kad gamintojai jūs viliotų tokiais ženklais kaip sveikas pasirinkimas, healthy choice, ar Lietuvos vėliavomis, ar vaikiškais piešinukais. Taigi, būkite sveiki ir laimingi.